Aš jums padarysiu tutorialą va tokį skinai. Mano kaip tik draugiai reikia. Tai dabar aš palaukit. Įsisaugau šitą. Dabar aš nusirengsiu. Bet jūs matytumėt, kokie čia daiktai. Ir čia būtinai reikia su tokia galva. Nu, tai parodysiu. Bet va, į šitą rašom mink. Ir va tokia turi galva būti. Arba jeigu jūs turit headlays, tai tada nereikia. Tai va dabar lasės, taip rašas. Va tokios gražios. Va. Ir dabar žiūrėkit, va šitą tuoj, va taip apsirengiam belekai. Ir dabar va šitą mums reikia kelnėse ar ten Mikey jo padaryti. 3 arba kiek norit, va taip žiūrėkit mano klaviatūrą ir va ten matot, ką spaudžiu, va taip biškiu, va taip prapulst. Ir va čia Mikės atsiranda. Ir mums reikia Mikės, tuo parodysiu. Va, man atrodo jo. Nu, ne, bet už tai irgi gali dėtis. Jūs žinokit, irgi tinka. Turbūt reikėjo 3. Gerai, 3 padarėm. Va. 3 reikia tuos padaryti tarpukus. Tarpus, jo, tarpai vadinasi. Tarpukus reikia 3 padaryti. Čia mes irgi 3 tarpus padarom. Man atrodo. Jo, va kelnes. Ir dabar mums reiks. Tuoj pasakysiu ko. Čia reikės dabar mums rusiškai parašyti. Jūs, jeigu turite rusišką klaviatūrą, reikia pasidaryti rusišką ir lietuvišką klaviatūrą. Ir ant tos rusiškos klaviatūros aš jums tuoj parodysiu, ką reikia daryti. Va, tašytę. Ir ant tos tašės dabar reikia parašyti va. Aš ant šito paspaudžiau. Ir ten įsirašiau Rusiją, man atrodo, ir užsistačiau irgi ją, va, matot, aš keičiu. Paskui jau galima ištrinti. Tai va dabar Š, va tokia, A, L, taip, paskui 3, taškas, 0, ir va čia parašom white. Ir mums va tokio reikia. Dabar plaukai. Plaukuose reikia irgi 3 tarpus padaryti. 1, 2, 3. Arba ten nesvarbu irgi. Tai va šitie. Tokie plaukukai. Pas ką nėra jų. Galite užsidėti. Tuoj pasakysiu kokius. Tokius galite užsidėti, jie irgi tinka, jeigu kam. Ir man atrodo, ir va tokius. Jie irgi gražus. Va. Dar man atrodo šituose irgi 3 tarpus. Jo. Pas ką nėra balto lankelio. Galite užsidėti juodą lankelį, jeigu pas jūs irgi jo nėra, tai užsidėkit kokį turit. Va tokius viskus, jei norit, galite užsidėti, jie yra irgi čia. O, čia net aš lankelį pasiėmiau. Tuo jums parodysiu lankelis. Šitą, man atrodo. Jo, va toks lankelis. Ir man atrodo viskas, jo. Ui. Ai, va dabar judas. Ai, dar akinukus reikia, jo. Tuoj akinukus.
Akinukus parodysiu. Va. 1, 3, 7, 1, 2, 6, 3. Tuoj bandau prisimint. Man atrodo, vėl 3, 7, 7. Dabar ir 6. Va, čia akinukai tokie. Kodą atsiminėt visi. Tikiuosi. Jeigu ne, tai tada galite įeiti ir vėl padaryti. Aš jums parodysiu dabar dar tuos, kaip ten. Ai, va dabar judesiukus. Nes judesių jūs tikrai nesurasit. Ten nėra kaip surasti judesius. Tuoj. Dabar judesiai bus. Dabar aš kodą noriu atsiminti tik tai. Atsiprašau, kad aš dar galvoju. Aš tiesiog noriu prisiminti kodą. O, biškį atsiminiau. 101. Oi, ne tą parašiau. Jo, 8. 39. Toliau bus 5, 4. 2, man rods. Ir gerai 3. Ir 8. 3, 8. 1, 8. Ir viskas čia dabar. Čia va taip stovėti. Va, matot? Čia toks stovėti. Ir jeigu jums nepavyko, palaikinkit. Nelaikinkit šitą tada video, aš suprasiu. Dabar kitas bus kodas. Palaukit, aš noriu atsiminti, nes aš esu ne taip gerai atsimenu, bet tuoj atsiminsiu. 1, 6, 7, 4, 4. 2, 1. 4, 6. Toliau bus 6 ir 2. Va dabar čia ėjimas toksai. Ir dabar tuo šokinėjimas bus. Nešokinėjimo aš jums nerodžiau. Matote taip pas mane. Toksai gražus skin. Dabar tuoj. Tuoj, va. 8, 1, 8, 5, 3, 8, 1, 6, 4, 3, 3 ir 7. Va, čia dabar šokinėjimas, man atrodo. Jo, čia šokinėjimas. Ir man atrodo, čia viskas jau bus. Jo, čia jau viskas. Jo, tuoj pažiūrim. Tuoj atsiminsiu. Jo, viskas čia. Va, pas mane va toksai gražus skinas. Ir visiems ate!